10 metų buvo iš Haidės regiono išardytas, atvežtas, pastatytas čia. Ir čia anksčiau buvo laikę gyvulius, ten tie tarpai, tai ten kaip boksai gyvuliam, ten gyvulių aptvarai buvo, pašarus laikydavo. Tai kas ten Haidė? Nu, tai iš Haidės regiono ten buvo šitas pastatas išardytas. Tai čia ūkininko. Nu, gal ūkininko, bet klausiau Wolfgango, kada tas buvo, tai sakė, aš 30 metų dirbu, prie manęs jau buvo. Tai kokių 50 metų gali būti, kaip pastatytas šiandien. A, bet jisai per keltas yra. Jo. Tai ir Malūnas, daug pastatų čia yra atvežta per keltą. Vos ne kaip Rumšiškės. Jo. Jo, paukščių. Wollt ihr reingucken da? Vogelbabys? Maži paukščiukai. O, ir. Ateinam į džiunglių salę, kur pastatyta 2000 metais Hanoverio parodos proga. Ir čia nuo 2000 metų naudojami tik Locker produktai. Pats vanduo savaime teka, jisai išsivalo, paukščiai iš tų upelių geria ir augalai auga be jokių cheminių apdorojimų, be nieko. Į vidų papasakosim daugiau. Tematika yra Indonezijos rojus. Rojus, Indonezijos rojus. Ai, čia šitos salės. Indonezijos rojus. Nu čia jų visą laiką tie dievai visi įsikūnija, žmogus įsikūnijęs į gyvūnus. Oho, koks rojas čia. Vielleicht zu dieser Halle ganz kurz mal. Nochmal, die Halle selber ist 3000 Quadratmeter groß, 10-12 Meter hoch. Salė yra 2000 kvadratinių metrų, 12 metrų aukščio. Und die Aufgabe, unsere Aufgabe war naturnahes Handeln, das heißt also naturnahes Arbeiten. Das Wasser ist im Kreislauf. Ir šitos halės paruošimo tikslas buvo, kad būtų viskas kaip gamtoj ir kad padaryti uždarą vandens ratą, kad eitų ratu vanduo. Biologisches Selbstreinigungssystem. Ir vyktų biologinė valymo, kad vyktų biologinis valymas. Savaiminis. Und Loche von Anfang an eingeplant. Ja, wir haben die Folien behandelt. Der Kies, der unten reinkam, zum Teil in Meeresboden behandelt, ja, also vorbehandelt. Ja. Ir iš pradžių Plocheris pagamino tas pleveles, Meeresburge paruošė viską. Und weiter? Naja gut, wir haben jetzt noch Wasserkatalysatoren drauf, ja. Wir haben natürlich auch den Eisenmangan-Reduktion, die wir machen. Das Wasser, was hier reinkommt, wird mit Wasserkat aktiviert, ja, das ist klar. Und dann wird noch regelmäßig behandelt, von mir noch. Ja. Bodenbehandlung, Wasserbehandlung und Chemitismus, die Untersuchung mache ich immer. Alle 10-12 Tage wird das überprüft. Ir visą šitą vandens paruošimą prižiūri ir būtent šitas, kas yra žemės pačios šiandien augalų šitas, viską yra Wolfgangas padaręs. Wir haben ungefähr alle 3 bis 4 Jahre haben wir gebraucht. Und vorher haben wir die ganze Halle behandelt, also Blatt, verschiedene Blatt, also gespritzt, ja, mit Spezialpunkten hier. Die Bäume, die waren ja kleiner natürlich, ja, aber jetzt haben wir alles behandelt. Nach 3-4 Jahren konnten wir auf alles verzichten, was Pflanzenbehandlung ist. Tai kai atidarė šitą salę, tai buvo visi augalai irgi rankiniu būdu apdorojami, tai yra ir apipurškiami, drėkinami, bet per 4 metus jie ant tiek išaugo, kad dabar tik tai juos reikia, kaip sakyti, trumpinti net.
stabdyti reikia. Nu taip. Also wir haben das letzte Mal, vor 4-5 Jahren, haben wir das letzte Mal Steinmehle eingesetzt. Steinmehle sagt das was? Steinmehle. Im Meeresbruch behandelt. Also Steinmehl, Akkumulator. Prieš 4 metus irgi Meeresburge paruošė akmens miltus irgi ten apdorotus pagal Plocherio technologiją ir čia nais paskleidė va šitoj teritorijai. Und für die Bodenbehandlung, das Blatt bleibt liegen, wenn Bäume umfallen, das meiste bleibt liegen. Ja? Und das wird mit Rotteförderung behandelt, ja? Aber vielleicht alle 4 Wochen ungefähr. Ja. Ir, sakykime, pati žemė, kaip čia yra, visi, kurie nukrenta lapai, palieka juos gulėti, bet juos apdirba irgi. Apdirba su produktais Plocherio, kad jie paprasčiausiai irgi kompostuotųsi. Die Futterplätze, die wir noch sehen, die werden behandelt mit KM, mit Kompostmist. Ja? Weil das ist ja, muss ein bisschen hygienefrei sein. Die Futterplätze. Die Futterplätze, die sehen wir nicht. O šitas visas šerimo vietas apdoroja komposto ir mėšlo melasas, kuris skirta kraikiniam mėšlui ir ten kompostui paruošti. Das Wasser wird behandelt mit BL, also mit Oberflächenwasser, ja, und mit Schlammabbau. Vanduo irgi apdirbamas produktais, kuris skirti tvenkiniams, dumblo mažinimas ir tvenkinių. Plocher tvenkiniams. Jo. Visai patinka ančiukam. Ir čia paukščiam nėra jokių girdyklų, nieko. Iš tų upelių geria vandenį. Jo, jie ten čia gyvena šitose upeliuose, prausėsi, tą patį vandenį geria. Aišku, ir sveiki, neserga. Das hier ist der Hauptteich, wo sich das ganze Wasser trifft. Hier ist die Hauptpumpe unter der Brücke, die pumpt das Wasser oben zu den Wasserfällen. Ja? Und von da aus, nach den Wasserfällen, wird das Wasser in 3 Bachläufen verteilt und kommt durch die Voliere, durch die Halle, was gleichzeitig Trink- und Badewasser für die Tiere ist. Čia va šitoj vietoje yra sumontuotas pagrindinis siurblys, kuris pakelia, kur tas tiltas va, pakelia vandenį į viršų ir tada tas vanduo savo eiga 3 kryptim teka po visą šitą salę. Ir tas reaktorius? Jo, ten praeina pro tos reaktorius ten ir savitaka eina. Taip. Fisch? Ja, zu viel. Wir haben zu viel Fische, das sind Wasserschweine. Sag ich immer. Turi per daug žuvų, čia šitas žuvis vadinasi vandens kiaulės. Die haben zu viele Koi-Fische, große, so, und die machen ständig am Boden und das Wasser wird braun. Ta prasme, šitas žuvis plaukia palei dugną, prarda tą dugną ir tas vanduo gaunasi toksai nelabai gražus. Tokia gražumė. Čia kaip polas, tik tai skiauterė. Čia tai įspūdingai atrodo. Ja. Das sind so die Tiere, die hier in der Halle sind. Nežinau, kamera šitiek neperteiks, aišku. Čia vat yra šitam stende pateikti paukščiai, kurie gyvena šitoj salėj. O čia va tas medis, ane? Iš čia viršūnė nupjauta, aš taip suprantu. Ne, čia iš tikrųjų yra betoninis medis, betonas padarytas, bet su Plocherio informacija ir ant tiek jisai pradėjo, matai, pažaliavo, apaugo, atrodo, kad natūralus. Čia mes tada buvom 2016 su Rolandu, jisai rodė ir padaužė, sako, čia yra. Das ist Begleitung. Ja.
Aber das hier ist echt. Čia apipurkšta plocheris atrodo, kad kaip natūralus. Liane hier. Die sind echt. Das ist echt. Per daug metų pasidarė. Baum noch, das ist. Nu, medis yra darinys, o visos lianos yra išaugę. Natūraliai. Natūraliai. Jos Natūraliai. Jo, tai jau. Hier haben wir Quelle, Wasserquelle. Als Trink durch die Volieren, ja. Šaltinėlis, tas upelis, kuris teka per voljerus. Ja, in der ganzen Halle. Ist alles vernetzt. Ist ein Tai mes Wasserkreis. 2016 kai buvom, Rolandas pasakos pats nustebęs dėl to medžio buvo, kad taip natūraliai Alles echt, ja. gavos. Tikrai aš tai galvoju, kad nupjauti jisai. Šūnė nupjauta, kad Nistplätze da, ja. Nes man tai jisai pasirodė, kad tik natūraliai. Oi. Tas medis, va tas tors, va, kur yra, čia yra betonas. Aš tai galvoju, sakau, kad nupjauti jisai žasinį ją. Und so haben wir, dass die Tiere trinken können und dass die Tiere baden können. Da verschwindet, in der nächsten Voliere kommt wieder raus. Rolandas Tai mes buvom tada 2016 buvom, jisai paėmė padaužė, o sako, čia matot, kokia gera aplinka, kad ant jo atrodo natūraliai apaugo, žinai, ant betono, tai ne aukštas, ne? Ja, ja. Viskas apsivynioja. Nu, tai apvyniotas, tai gal yra natūra, nu, ta prasme apvyniota žmonės apvynioja, bet jisai dabar fiziškai tiek įsikomponavęs į tą visą, kad atrodo natūralu. Nu, va, čia irgi teka per voljerus, kur nėra atskirų nei girdiklų nieko, paprasčiausiai čionais nusileidžia ir geria šito paukščio ir tada teka ratu į kitus voljerus. Ir taip ratu jisai cirkuliuoja čia po visą. Čia paukštas, gali pažiūrėti. O. Wolfgang, hier ist auch gebaut. Bitte? Das ist auch gebaut oder das war mein Baum? Nein, das war kein Baum, das ist die Trage. Hier drauf Čia yra steht die kolona. Hand. Auf diese Hier große Kolonne. Punkte steht die. Ja. Und das hat jemand verkleidet. Ja. Atraminė kolona. Nu, aš mačiau, kad atraminė kolona. Pašką turi apvyniota. Tai kokios jau čia, Nu, va, kokios vėl jam teka. Irgi. Čia kad paukščiam gertų, tai Und alles gydyklą fließt, padaryti, ja. upelis teka, švarus vanduo. Nu, va, ir viskas prateka, va, iš to atiteka į šitą, teka toliau. Kokia sloga. Tai čia, matai, prateka, atsigeria, čia kitam vėl Es padaryta. gibt viele Vögel, die galėtų- ständig klauen. Ne, čia natūraliai sukaupia. Kadangi yra daug paukščių laisvai skraidančių, tai va, išpešioja, štampo čionais. Hier kann man sehen, hier ist ein dicker Baum umgefallen, bleibt liegen. Der verrottet so. Čia nukrito medis ir paliktas, kad jisai irtų. Bleibt liegen, ja. Prozess. Jeigu šitų sienų nesimatytų, tai atrodytų, kad čia tikrai džiunglės esu. Nu, čia irgi medis sukomponuotas, kaip tas. Jo. Und Wolfgang, die Krevetten noch wachsen hier, die Krevetten. Kleine Krevetten. Ja, die Garnelen. Plocherin formalė. Ja. Kann man gucken gleich mal. Natūraliai. Tu nueisim iki vietos, parodys, kur krevetės auga. Mažos. O. O, va, ten reaktoriai tie. Das ist Plocher-Reaktor oder noch? Bitte? Das ist Plocher-Reaktor? Nein, da nicht nur Biomasse, ein bisschen abschirmen. Ja? Und die haben heute gereinigt und dann Čia kaip valymo Jo. užsklanda.
Jau Kauno zoologijos sode šitas yra paukštis. Sieht hübsch aus. Andere Richtung läuft. Ja, alles läuft in den großen Teich. Und nur die Quelle, die kommt in die Richtung so zurück. Ja. Ich habe das alles hier mitgeplant. Die Wasbach-Leute, habe ich alles mitgeplant. Ten šitas, čia matai uždarytas šitas, nes žmonės, sakė, puldinėdavo, tai šitą atskyrė. Wir haben auch hier Anie laisvi vaikščiojo. Ocelot. Šitas naglesnis. Šitas naglesnis. Ocelot. Das ist ein Fisch im Aquarium. Mit Ocelot, nichts bekannt. Ocelot. Und die macht mal vielleicht Nee, ist so weiß. Wenn ein Bein weg ist, wächst ein Bein nach. Ist nicht bekannt? Oh. Ja. Das ist wissenschaftlich eine sehr interessante, hier nicht wissenschaftlich, aber hier haben wir 2 drin. Die hat ein Mitarbeiter ausgesetzt vom Aquarium hier und sie überleben. Ja. Visą šitą išplanavimą Wolfgangas padarė. Tik tai pagal jo išplanavimą Und man lässt das alles so ein bisschen, 2000 kvadratų. man lässt das hier so ein bisschen freien Lauf, gell? Also man macht wenig, ja, so. Dieses Kunstfels, aber mit Blocher behandelt, schon im Beton. Hier. Čia va šita medžiaga yra apdorota pagal Plocherio. Betonas Das ist echt. Das ist echt. Ja. Das ist echte Flechte, gell? Das ist nicht keine Farbe, das ist echt. Aber der Stein ist mit Blocher gemacht. Nu, ja, tai šitas betonas dumblė ir kažkas. paruoštas. Samana. Samana. Ja, samano šitos yra natūraliai čia susidarė. Čia tas natūraliai. betonas Plocheriui įdirbtas ir jos natūraliai. Das Užaugę ähnlich nenudažyta čia jos. Ähnlich machen wir das auch in den landwirtschaftlichen Betrieben bei Gülle, wenn ein Gülletank gebaut wird aus Beton oder Kläranlagen, Betonbecken, machen wir gleiche Informationen wie hier in den Beton rein. Und du hast in dem Becken bessere Biologie. Ah. Ja. Hier unten drin sind Lava, gell? Ja, Unten drin. lava. Speziell. Und hier ist der Bioreaktor, ja? Ja. Wasserdurchfluss. Čia va, Vytautai, tie akmenys yra lavos akmenys ir apdirbti Plocher sistemą, ne? Ir dar va tenai pieva, matai, metaliniai. Tai yra Plocher apdirbtas bioreaktorius, kur vandenį irgi valo. O tie metaliniai. Supratau, ten prie to medžio prisirti. Jie yra užkrauti tą energiją Plocher fizikinę. Nu, tai šitoj haliai viskas veikia kaip uždaro rato ciklu. Ja. Nes vanduo tekėdamas savaime įsivalo per tą Plocher sistemą. Man muss genau gucken, jetzt um die Tai dabar Tas medis yra, matai. Tai dabar Die Mäuse hier? ten tas yra kaip Sind die Mäuse oder? Jo. Tai sakykime, ne tas medis, ten prie, toliau, va šito pasvirusio medžio, o ten toliau yra po apačia matosi tokie metaliniai Grotelis. grotelis tokios yra. Ir ten yra tas bioreaktorius, kuris valo vandenį. viele kleine Vögel. Dabar man įdomu, kur palieka tie nešvarumai. Tie nešvarumai, jie susikompostuoja. Tai jie, ta prasme, Susikompostuoja. nusėda. Jie, ne, čia matai, va, ateina dalis,
čia lieka ir čia iškistis toks užkarda, kad stambius tuos, bet jie laikui bėgant susikompostuoja ir tas vanduo švarus. Ir čia dar aišku, tie akmenys visi lavos yra irgi specialiai apdirbti plocher sistemą, kad toliau kompostuotų, kad užduotų tam vandeniu atsinaujinti. Andere Teil muss noch raus. Čia lašas, aišku, nestovi lašas. Ja, das ist immer ein bisschen kompliziert. Das ist so tief. Čia tropikai. Tropikai. Ne, čia tropikai, tai garuoja viskas. Kondensatas čia, nu. Das ist natürlich alles geflochten, gell? Visi akmenys apdirbti. Plocher sistema. Čia yra Weltwogel Park, Valsrode, Vokietijoje netoli Hanoverio. Visi galite aplankyti šitą parką. Und die meisten kommen raus hier. Das ist nicht gut, dass die hier sind. Na, šitie žvirbliai kirsti, čia kaip pasika, bet iš esmės čia kvapas ant tiek gaivos ant tiek malonus. Guck mal, der sitzt nur da. Jo, paukščiai yra gardai. Irgendwann ein paar Tage, oder nicht ein paar Tage. Dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ir visur paukščių girdyklos natūraliai iš upelių bėga, tas pats vanduo visur čia yra cirkuliuoja uždaru ratu. Kommt noch Regen dazu oder? Ja. Nukrito nuo svorio, nulūžo. Čia buvo nulūžusi šita šaka, net iki tenai buvo. Tai darbuotojai sutvarkė ir dar šitą turi. Nuo svorio. Nuo svorio neatlaikė ir nulūžo. Tai va sako, tai šitą palmę irgi nulūžo. O taip kiekvienais metais po 3-4 didelius sunkvežimius išveža nupjautų medžių. Tenai va, kur buvo medžių, šakų, lapų, nupjauna medžių. Pavyzdžiui, va ten va, kur buvo palmė toj pusėje, tai sakė, vieną kartą nepamatė ir išlindo kiaurai pro stogą. Tai daug paukščių išskrydo, pabėgo, pralaužė šitą stogą. Tokios šaknys čia. Ten tikras šaknys. Tikras. Jo. Bet čia nebeatlaikė. Visi va šitie va betonuoti tokie akmenys, kur apdirbti pagal plocherio sistemą. Kaip? Čia betonas. Čia betonas. Betoną apdirbom. Taip, Tai yra produktai betoną dėti. Specialūs. Ne. Yra produktas į betoną. Betonavo. Ir pavyzdžiui, šitą produktą galima dėti irgi, jeigu namą statant, bet arba kai daro šitos frūtų rezervarus, tai žymiai geriau palaiko tą mikrobiologiją rezervarę. Bet tai čia yra ta inovatorų čia? Ne, čia yra Klaida greičiausiai bus. Betono ir cemento yra toks, betono ir cemento toks priedas yra. Bet čia aišku biškai kitokia. Ten, kur namui statyti, namam statyti, ten biškai kitaip, o čia, kad natūraliai jisai. Tam tikrą informaciją klausia. Čia Volgangas. Palauk dar, čia Volgangas ateis toj su meškerė. Vytautai. Regenschirm vergessen? Nein. Nee? Čia dabar Wolfganas Eina į žvejybą. Jo. Da waren ein paar Blätter, aber das sind junge Garnele. Jauna maža krevetė. Tai tik tai švariam vandenį gali būti. Moment. Das ist eine ganz junge Garnele. Die Alttiere sind so
Das ist normalerweise. Aber wenigstens sind sie da. Ich wollte nur den Beweis andrehen, sie sind da. Norėjau tikrai įsitikinti, kad jos yra čia. Da hinten am Teich, da könnte ich jetzt suchen, da finde ich auch alte, ja. Aber die haben sich, wenn die Enten oder die Fische zu nahe, da gehen die weg. Die verstecken sich. Jeigu tik tai būna, kad kažkas tai ten ar paukščiai, ar žuvis, jos slepiasi kartu. Aber ich habe nochmal eine Gintarai. Paim palaikyk. Nes čia turi biškį. Aber ich gucke hier. Yra esmė tame, kad kai pradedi gaudyti krevetės, jos pajaučia vibraciją ir pasislepia labai greitai. Tai jo? Tai čia yra to maisto, ar tai yra laikina? Ana kur ta krevetė, ana? Kur? Ar ten žuvis? Žuvis. Ana, bet jinai įlendi. Ir ten gilio, ne? Krevetės tai čia mažiukas tokia. Mažiukas tai. Tai iš tai išsigando. Tai pabandyk lenkinysti, kad kartai nufilmuoti. Tai tu ranką kiek mažus. Nepurškim. Parodykit tą, žinai, purškimo technologiją, ką purškit augalus, kad nuo ligų, kad nuo to, sako, nieko nepurškim. Tai sakė, ta tikrintoje pasimetė, nesuprato, sakė, ir išvažiavo. Taip čia, žinai, yra. Tai ką jie dėl naudoti. Nu, tai jo. Čia iš kokio valstybinės saugos. Jo, apsaugos tarnybos, jo buvo atvažiavę. Tai jie turi teikti tokius, jeigu jie naudoti tai oficialiai turi teikti. Turi teikti, jo, tai atvažiavo patikrinti, kodėl jie neteikia. Tai prasme žiemos metu nieko nedaro, bet toj patalpoje kažkur tai apie 13 laipsnių temperatūra išsilaiko. Taip. Tai nevarsto, niekas gerų. Also, Red Cherry nennt man sich so, was wir haben. Paukščiai Die haben 7-8 Jahre gebraucht, bis es sich entwickelt hat. Hier. So lange war die Entwicklungsphase. Per 7-8 metus pasikeičia tam tikra augalų augimo fazė. Tas vadinamas ciklas apsiverčia. Irgi prisitaikė prie esamų sąlygų. Und wir haben ja immer wieder wechselhafte Entenarten oder Wasservögel oder auch alles diese, die lernen dieses Fangen auch. Sie lernen die Garnelen zu finden, zu schnäbeln, überall. Ja. Paukščiai irgi, sakykime, per šitą laikotarpį pasikeičia ir jie per tą laikotarpį įpranta tiek tų pačių krevečių ieškoti ir tiek kažkokią tai maisto ten tų likučių, pavyzdžiui, vandenį ieškoti. Susipažina su aplinka, prisitaiko ir jie žino, kad ir žmogus. Wir können da hinten noch mal kurz gucken, ich nehme das mal mit hier. Kas 10-12 dienų apdoroja visą šitą paviršių su mėšlui ir kompostui skirtų plocher produktų
kad neįsivystytų jokių patogeninių bakterijų, o būtų tik tai ta būtent palanki ir sveika čia esantiem paukščiam aplinka, nes jie, kaip sakyt, daug maisto likučių patenka ant žemės, rankioja nuo žemės, tai jeigu bus su jais kažkokių tai blogų bakterijų, paprasčiausiai visi gali susirgti. Kiekvieną dieną paukštis pamaitint suvartoja 14-16 kg dienai pašaro. Ir šitas pašaras niekur neiškeliauja, jisai paprasčiausiai lieka čia. Tai gali būti ir kruopos, ir mėsa, ir daržovės, ir viskas lieka kaip organinė trąša. Todėl, kai atlieka šitą apdorojimo plokštrą produktų, visi šitie likučiai yra kompostuojami. Die brüten auch, ja, und haben Junge hier. Ja. Die haben sich an die Besuche schon gewöhnt. Jau įpratę, prie lankytojų nebekreipia dėmesio. Ich stehe genau unterm defekten Dach. Der ist böse. Piktas. Ja, da kann man nicht reingehen. No, kann man nicht reingehen. Der greift an. Jeigu įeis į vidų, puls gali. Nur zwei Personen oder mit Schutz. Du žmonės, geriausia su apsauga. Šalmu kokiu ar kepurė sukėtinta. Nu, geriau neįsim į vidų. Jo. Bet tie medžiai tai gerai atrodo. Tai ne kaip žymiai kokius. Ah, das ist original, ja? Und guck, der ist letztes Jahr. O čia tą palmę tai tikrai jau. Jo. Ja. Ir Der ist umgefallen, ja? Das ist der Baum. Ai, čia irgi buvęs medis, Buvęs medis, bet nuvirta. nuvirtė. Mal sehen, was das, ja? Das war so ein Ding. Da rein. Jo, ar kai krito čia. Su bambuku tai turėtų būti problema. Immer ein Problem. Der wird jedes Jahr muss er geschnitten werden. Jedes Jahr. Kiekvienais metais reikia nupjauti. Wird viel Biomasse rausgehen. Ir daug masės laukan išnešti. Tai yra, kaip sakyt, kai pražiopsa, kai reikia nupjauti medžius, tada šakom praduria stogą. Locherröhre hier. Ich lass die so, dass man die sehen kann hier ein bisschen. O, Ja. Sie ačiū. haben da mehrere. Aber die stehen dann im Wasser, so Im Wasser. kann man nicht immer gut sehen. Čia būtent irgi plocherė įranga, tik tai čia specialiai padaryta, kad geriau matytųsi, o taip visi kiti yra giliau vandenyje panardinti. Und normalerweise Mitarbeiter wieder vergessen, einzuschalten, Mitarbeiter irgendwas wieder vergessen. Und so ist das immer, komme ich, weißt du, irgendwas finde ich, wo ich sage, warum? Ach ja. Das ist manchmal nicht einfach. Viską reikia prižiūrėti, nes automatiškai, jeigu tik tai kažką tai nepasižiūri, tai tada tai tas neįjungta, tai Ja, bet Ne taip veikia. čia kas prižiūri, pagrindė jisai aš prižiūri, bet čia darbuotojai kiek. Manche Leute meinen, das ist totes Tier. Nein, es stinkt wie ein totes Tier, das ist aber eine Wurzel. Das sind Wurzeln von einer bestimmten Wasserpflanze hier, so Rhizinome nennt man das. Ja? ten yra kur plaukėja, visi galvoja, kad čia yra koks gyvūnas padvėsęs, bet čia yra vandens žolė. O tai ten dabar tie valymo įrenginiai visi, kur yra. Yra dar reaktorius, yra toks. Nu tai reaktoriai viską, bet tai jokios čia kabelio nėra, jokios rozetės nėra. Ne, tai- čia ne kabelio, ne rozetės, nieko nėra. Tai va, iš tų valymo renginių va, vienas parodytas kažkas tai Va, tokia. čia bioreaktorius yra Jo. irgi dar vienas. Va. Čia specialiai, taip jisai iškeltas, kad matytųsi, visi kiti po vandenį yra panardinti. Bet kaip sakė Volgangas, Lamba sako, prižiūrėti reikia visai, tai tas neįjungti, turėtų čia tipo daugiau vanduo įdėti.
Iš Lietuvos. Ja. Maar. Per ilgas buvo, nukirto. Kokie tongai matosi biškai įmerkia. Kom eens daar. Daar, Florian, kom. Daar. Vorsicht. Hier. Žiūrėkit galvas atsargiai. Čia yra tik tai bendradarbiam. Ta prasme, bet. Kann passieren.